Sveika Marija, labai smagu svečiuotis šitame krašte, tavo kuruojamam krašte. Tai pasinaudojau progą pasišnekinti tave, kas vyksta čia, nes, žinai, aš tai sėdžiu per vidurį Lietuvos maždaug, tai žinau, kas tenais, iš vienos pusės girdžiu, kas šiauriai, bet va dabar gyvai atvažiavus, klausiu tavęs, kaip jums čia sekasi, kas čia darosi, kokie dabar darbai, ką ūkininkai veikia. Sveika, Odeta. Tai Suvalkijoje, aišku, viskas greičiausia prasideda ir pavasaris pirmiausia ateina ir darbai pirmiausia. Ir kaip pasakyti, vidurys Lietuvos kokia atsilieka, ne savaitę, gal truputį mažiau ir kita pusė Lietuvos, ten Žemaitija, Latvijos pasienis dar labiau atsilieka. Tai Suvalkijoje šiuo metu yra žieminiuose kviečiuose maždaug vėliavinio lapo tarpsnis, ankstyvesnėse veislėse vėliavinis lapas jau grynai išsiskleidęs, o vėliavesnyse dar tik tai belendantis vėliavinis lapas. Tai dabartiniai darbai tokie pas ūkininkus, kad kas suplanavę dar atiduoti papildomą azotą, tai atidavinėja papildomą azotą, nes kaip tik yra palyja, tai drėgmės laukuose yra salietra, tarkim, greičiau ištirps. Ir dabar planuojami fungicidiniai purškimai. Tai būtų vėliavinio lapo tarpsnyje. Tai dauguma mūsų klientų renkasi mūsų fungicidą Elatus Era. Nes tai yra pagrindinis fungicidas šitam purškimui? Taip. Ir norint tikrai apsaugoti savo derlių nuo ligų, tokių kaip dryžligė, septoriozė, kurių dabar yra ir dabar, kadangi drėgmės yra laukuose, temperatūra maždaug 20 laipsnių, tai ligų plitimui tikrai sąlygos palankios, todėl tikrai reikia susirūpinti augalų apsaugą. Tikrai ir mane tas nustebino, nes aš galvau, kad kadangi šalta, iš tikrųjų buvo šaltas ilgas laikas, man atrodo, kad nebus šitų ligų, bet dabar, ką aš pamačiau, tai ligų tikrai sočiai yra tų pradų, tai jeigu dabar bent kažkiek pasilaikys tą temperatūrą, tai potencialas plis ligom yra tobulas. Taip, tikrai ir ypač tankesnėme pasėlyje, tai ligos tikrai plinta ir tikrai matosi. Tai ir ypač jeigu nuo pirmo fungicido purškimo jau praėję ten 3-4 savaitės, tai jau tikrai svarbu susimastyti apie antro fungicido panaudojimą. Taip pat kviečiuose dabar yra kenkėjų irgi plitimas, tokių kaip amarų, tai rekomenduojame irgi įsidėti insekticidą. Tai bus toksai papildomas, kaip pasakyti, vienas važiavimas ir su keliais padariniai sukovota. Su lygom ir kenkėjais. Mūsų atveju, sakyčiau, naudokit Karatezion, už jį irgi gaus papildomus taškus Agriklube ir už Elatus Era papildomi taškai Agriklube. Dar tiesa, tuo pačiu priminsiu visiems, kad Elatus Era dabar dar turi papildomą akciją, kur galit Linas Agro renginyje Grūdo kelias, kuris vyks birželio 17 dieną, laimėti kelionę į Pietų Korėją ir bus daugiau dar prizų. Tiesiog pirkit Elatus Era, ne mažiau kaip 50 litrų, įkelkit sąskaitas į Agriklubą ir laukit gerų žinių. Dabar Marija prie Elatus Era insekticidą deda. Mikroelementus, tokius kaip kalį, kuris ten skystina augalo sultis, nes po šalnų, kaip ir matoma, ir šitam lauke yra truputį pašalusių lapų, pagrinde trečias augalo lapas. Tai tokį, kaip pasakyti, duoti energijos papildomos tam augalui, kad turėtų daugiau augalo sulčių ir perneštų geriau maisto medžiagas, tai tikrai galima įsidėti tokių produktų kaip kažkokių kalio, arba dar kažkokių mikroelementų, ką jūs planuojat. Čia šiaip šitam krašte iš vis tas megafolis liejasi, tikrai liejasi. Kokią čia paslaptį turit, kas čia vyksta pas jumis? Tai megafolis rinkoje iš tikrųjų esą 2 metai tik tai. Taip. Pernai metais buvo pati pradžia, tai tik dalis, aišku, klientų pasibandė megafolį, bet kažkaip Suvalkijoje inovacijom pasiryžę inovatyviai ūkininkauti ūkininkai, tai būtent pabandė ir pamatė efektą ir kaip prieš tai kalbėjom su kolegom, kad eina iš lūpų į lūpas tas... Tai jie neslėpia paslapčių, ką gerai daro. Ypač dar, kaip pasakyti, mes papasakojom, vadybininkai papasakoja, kurie prekiauja produktais, tarkim, kad ką daryt pas tą kaimyną lauke, nes pas jį ten labai ir gražus rapsas, ar ten gražus kviečiai ir ten nesimato šalnos kažkokio padarinių tokių didelių. Tai būtent ir tas gaunasi, kad
vieni nuo kitų ir kažkaip tas megafolis plinta stipriai pas mus. Geras pavyzdys užkrečiamas. Taip. Tai smagu. Tai dabar pagrindiniai darbai kviečiuose, rapsai irgi fungicidas turbūt dar. Ir rapsai fungicidas, insekticidas. Paskui, čia jau nuo ūkininkų priklausys, kaip jie suplanavę. Ar pagal rapsų kainas, tai nemanau, kad labai investuos ten į papildomus karbamidinius purškimus, ankštarų tam grūdo stambinimui. Bet dabar jau rapsai į antrą žydėjimo pusę pas mus pradeda eiti ankstyvesniais veisliais, vėlyvesniais dar gan intensyviai žydi. O kviečiai pagrindinis darbas, jau rapsai į antrą pusę eina. O bet šita pusė dar cukrinių runkelių augintojų kraštas. Taip, jau pas mus tai yra tikrai cukrinių runkelių pakankamai. Tai šįmet, aišku, cukriniai runkeliai irgi truputį gavo šalnos, bet tikrai stipriai nesureagavo į tai. Tai dabar ūkininkai daug kas purkšdami herbicidą, nes dabar irgi runkelius herbicido laikas. Tai naudojame megafolį, kad sušvelnins herbicido efektą runkeliams ir kad runkelis negautų tokio streso, nes jis truputį vis tiek yra pažeistas to šalnos. Supratau. Dar viena svarbi kultūra, dabar prisimenu, kukurūzai. Kas su jais dabar darosi? Jie išdygo iš viso jau? Kukurūzai, aišku, kai kur pasėti buvo anksčiau jau, tai išdygo, bet jie turi tokių kaip pašalimų, dėmių, pageltė tie lapeliai kukurūzo, kai kur dar tik tai bedykstantis arba tas dygimas buvo sulėtėjęs. Tai dabar irgi planuojami pirmi herbicidiniai purškimai, kai kuriuos ūkius, kuriuose yra organikus. Tai būtent irgi naudoja kai kas megafolį kartu su herbicidu, kad pamažinti tą stresą. Nes kukurūzas iš vis jautrus augalas, taip aišku kaip ir runkelis, bet tikrai sušvelnins tą herbicidinį poveikį augalui. Neseniai pas mumis po vienu iš filmukų YouTube kanale buvo klausimas, ar galima maišyti elumį su dikamba produktu ir purkšti vienkartinį purškimą. Galima, bet aš nerekomenduoju niekad to, nes aš manau, kad 2 herbicidiniai purškimai kukurūzuose yra geriau, nes kukurūzai dažniausiai sėjasi lengvesnėje žemėje. Tai atskirti herbicidus gaunamas geresnis efektas kovojant su žolėmis. Nes skirtingas dygimo laikas, bet kokiu atveju būna keli. Tai Marija, 2-kartinį darai elumiu, ar pirmas purškimas, pavyzdžiui, būna kažkokio amino druskom, kažkas ar dikambos produktai, o paskui elumis. Kokią technologiją tai? Pirmas dažniausia būna ten amino druska arba kažkas kito, o antras herbicidas būna elumis. Ten iki 6 lapelių tarpsnių pagrinde. Supratau. Tai jisai sukovoja ne tik su 2 skiltėm, bet ir su 1 skiltėm piktžolių. Supratau, ir tada gaunasi didesnis efektyvumas, nes išskaidom rizikas. Supratau, tai kaip ir aišku, kas čia to įvairių suvalkėjai. Dar su elumiu, jeigu kukurūzuose svarbus mikroelementas cinkas, tai su elumiu galima naudoti ir cinką kartu, su vienu purškimu. Tai reiškia, nepamirštam, megafolis nuo streso pašalnų, cinkas, nes aktualu kukurūzam, ir elumis, viską galim maišyti. Galim. Puikiai. Gerai, tai ačiū tau, labai smagu lankyti šitam krašte ir ačiū už naujienas, perduosim visai Lietuvai, kas vyksta čia. Dėkui tau.